Viskas, čia lynas arba karosas. Ką išdarinėja? Pažiūrėkit. Aš atvažiavau ginkluotas, toks va elektrinis vabzdžių daužiklis. O čia rodau savo būsimą namelį. Čia yra jo dugnas apverstoj padėty. Pasikviečiau pagalbos, kad jį apverst. Iš pradžių uždėjom tinklą apačioj nuo graužikų ir visą namelį padengsiu tokiu tinklu. Ir dabar visą šitą dalyką reikia apversti. Labai daug darbo buvo, užtruko daugiau negu atrodo, bet galiausiai apvertėm. Stop. Tegul nulūžta. Aha. Po truputį. Viens, du, viens. Tai, 1, 2, 3. Opa! Neskaitant stogo, visas šitas namelis jau buvo surinktas. Visas jo karkasas. Viskas supjaustyta, pamatuota, surinkta, susukta ir ten, kur tokius plėmus matot ryškių dažų, žali ir oranžiniai. Ten pažymėta, kad būtų galima jį paskui surinkti. Tai va dabar ir surinkinėjom. Ir šitą visą karkasą, kad jūs žinotumėt, mes per vieną dieną surinkom. Ir tai nepilna, gan vėlai atvažiavom, kol pavalgėm, kol čia apsižiūrėjom. Bet čia viskas kaip lego. Paprasčiausiai va, žalia prie žalio, skaičius prie skaičiaus, oranžinė prie oranžinės, skaičius prie skaičiaus. Ir žiūri, susidėlioja namelis. Labai smagu. Duris jau turiu, beje. Kas čia per uogos įdomu? Sakyčiau, kaip pirmas vainikas gyvenime, tai visai neblogas. Saulė dar nepakilo. Įdomu, kaip tokiu metu pelkė atrodo. Žiūrėti. Žinot, kas man patinka žvejojant mažam gilyje? Čia kokių
50 cm, gal mažiau truputį. Tai, kad tu labai gerai stebi situaciją. Tu gali matyti, kada ateina stambesnė žuvis. Mažos pabėga, tokia tyla, ramybė atsiranda. Ir gali matyti, jeigu labai įsižiūrėsi, kadangi plūdės arti, gali matyti, kaip plūdės svyruoja nuo tos žuvies stambios plaukiojimo. Dabar vat buvo toksai momentas, tai norėjau nufilmuoti. Nu, bet aišku, čia jau pažiūrėkit, po dešinę kažkas su plūdė vyksta. Žiūrėkit. Ir burbuliukas kažkoks iškilo. Nu viskas, čia lynas arba karosas, aš nieko nežinau. Čia lynas arba karosas. Labai lėtas kibimas. Iš to kaip kovoja, aš manau, kad lynas. Labai tokie stiprus lėti smūgiai. Bet tikėkime, kad karosas auksinis. Wow, nėra toks didelis, bet kažkaip tai labai spaudžia. Nu ką tu, ką išdarinai? Man atrodo karosas, žinokit. Pamačiau tokį geltoną spalvą. Nu ką tu darai? Ne, lynas. Ką išdarinėja? Pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kokio grožio žuvis. Labai čia jo nekankinsim, bet norėjau parodyti. Pažiūrėkit, kokios čia stiprios žuvis. Jisai kiek? Gal 700 gramų, gal biškį daugiau. O kovoja tai čia. Eik tu savo. Gražuolis. Pas jos uodegos tokios didžiulios, plačios ir labai raumeningi. Nu viskas, aš grįžtu iš labai sėkmingos žvejybos. Pagavau 2 lynus gerulius. Labai gerai laiką praleidau, žiauriai smagu buvo. Pamačiau, kad tikrai įmanoma čia tą žuvį pagauti. Nu, dar karoso nepagavau, bet tik prasidėjo mano bandymai. Kai pagauni žuvies, gerai ir eini žvejybos ir viskas daug gražiau. Paukščiukai gražiau čiulba, gamta kažkaip gražesnė. Niekada netikėkit žvejų, kuris sako, kad nieko nepagauna ir sako, nu svarbu, gamtoj pabuvom, pasimėgavom. Čia yra netiesa. Netgi toks priplaukęs kaip aš, kuris visko mėgaujasi, kuriam viskas gražu. Kai tu atvarai žvejoti, tu kaip lazeris į plūdę, nieko nematai. Tavo tikslas yra pagauti žuvį. Viskas. Jeigu tu tam pradedi svaigt kažką tai nepagavęs, tai tokio žvejo žodžiuose tiek pat tiesos, kiek žuvies pas jį tinklelyje. 0. O pas mane kupriniai 2 lynai. Taip, aš juos pasiėmiau, aš juos nusprendžiau savo į tvenkinuką paleisti. Aš galvoju, o ką, jisai susijungęs vis tiek upelių su tuo ežeru, tai jeigu jie labai norės, savo nukeliaus. Įdėjau į maišelį ir į samanas šlapes. Lyną jam čia ne problema iš vis išgyventi tokį atstumą čia 10 minučių. Lynukai atkeliavo į naujus namus. Kaip sakiau, jeigu labai bus noro daug, galės grįžti į senuosius per upelį.
Keliauk. Ir tu iš paskus sesutę savo. Nu jau viskas. Mano tvenkinukė bus stambesnių linų truputį negu iki šiol. Ir dingo. O čia ta žievė, kur sakiau, stogui, luboms. Norėjau pažiūrėti, ar atgauna elastingumą šiek tiek. Medžiaga šita statybinė. Sąmonas. Šitas brusas yra iš mano palikimo nuo senelio. Sode pas senelių kaimynus nuo žaibo užsidegė namas ir sudegė. Ir čia matyt senelis parsitempė iš to namo. Man atrodo, jis ten padedinėjo ardyt gal ar ką. Ir vat, čia po gaisro brusas. Bet aš neprietaringas. Prietarai pagodim, o aš nepagodim. Man kaip tik netgi gražiau toksai sudegęs su istorija. Nuo žaibo namas užsidegė. Ir aš paveldėjau brusą ir dabar panaudoju jį pagal paskirtį. Faina, tai neuždažysim šito degėsio. Pabandysiu tai kaip perėjimą padaryti. Čia nudžiavinu teptuką. Kad jisai vos paaišytų. Padariau stalą, kojas padariau, kad ne ant ožių stovėtų, dėl to atsilaisvino daug vietos. Visus įrankius, visus dalykus čia sudėjau. Baigėsi dažai šitie. Čia dar brusą padarysim tokį. Ten USB lakštai susijungia šitoje vietoje. Nepavyko pilnai padaryti idealiai. Kiti lakštai va tokiose vietose susijungia. Čia susijungia, čia susijungia, čia susijungia ir nesimato. Gal padarysiu iš beržo žievės, kaip sakiau. Išpjausiu tokius kaip žvynus ir vieną ant kito sudėliosiu, man atrodo, turėtų būti labai gražu. Stapleriu prišaudyti ir net nesimatys. Tas pjūklas man labai patiko, man labai patinka jis čia palikimas iš mano senelio. Noriu jį pakabinti gal gražiau kažkaip tai kaip eksponatą. Ir rankenas vienodas padaryti. Gal pagaląsti jį, atrestauruoti, nuvalyti. Tokį sovietinį termometrą radau. Reikės nupoliruoti stikliuką, nes visas pageltas. Radau šitą rastą ūkiniam pastate. Ir šitas duris iš seno namo paėmiau. Padarysiu laikiną lieptelį tvenkinuke.
Niekada nesu matęs, kad va taip kieme vaikščiotų gandras. Įdomu. Ir nebijo manęs, visai arti praeidinėjau. Va mano virtuvėlė. Per mano takelius vaikšto. Sakiau, kad faina per juos pavaikščioti. Netgi gandras mėgsta. Prasivaliau žolės aplink lieptelį. Įlindau ten į vandenį, giliau ištraukiau. Va toksai lieptelis, jisai kol kas per aukštai truputį. Reikia kažką sunkesnio paimti, kad daužyti kūjį. Tai vat, įdaužysim truputį žemiau. Galima bus vakare arba pažvejoti, arba pasidėti. Arba vakare, arba ryte, arba dieną. Vandens pasisemt kam nors. Čia yra lauko virtuvytė išvažiuojant. Virštinius balkius, irgi rudai padažiau. Bus gražu. Čia vis tik aš manau tą iš beržo žievės bandysiu, bent jau bandysiu, žiūrėsiu kaip bus. Čia va pasikultūrinom truputį. Toliau grindis. Pabandžiau šlifuoti 60 švitrinių. Nu, čia visas diskelis susivarė ant tokio ploto. Kem 5 koja. Ant tokio ploto visas diskelis, tai aš nežinau, ką čia reikės daryti, ta prasme, brangu labai išeis ir labai daug laiko užims. Tai kol kas nežinau, kol kas negalvoju.